Prisėdau paskutiniai tokioj ramioj vietelėj prieš portą. Tai va, prisėdau kavutę pagert ramiai, pietų metas. Šausim dabar hardcore. Reikia pavaryti visą portą, kad susirast ramią vietelę miegojimui. Kas čia daros? Atvariau savo stovyklavietę. Čia tokius krūmokšnius įlindau. Ten matos vandeninis. Čia aš esu šalia arba pačiame gamtos parke rezervate. Tai jau žadu palapinę statyti. Ir girdžiu, dronas skraido aplinkui. Ką čia civilius skraido? Ar čia jau ieška nelegalių stovyklautojų? Tai dabar taip nesiplaikstau. Gerkia mano visi dalykai tokie kamufliažiniai. Tai vat paslėpiau biškį savo ryškų į maišą. Biškį pakimarinsiu. Neskubėsiu statyti. Ką turim 5 valandas, oi ne, beveik 6 jau. Pastebėjau situaciją, kad neatskristų manęs dronai atakuot. Tai nieko nesulaukiau, viskas ramu, tai pasistačiau palapinę. Tai ką ten vakarė dar daugiau paveikiau, tai tiesiog pačilinau, įsikūriau medį pasidairyti, nes ten nuo mano tos vietelės matęs vandeninas, tai taip gražiai pasidairiau, išmiegojau ir važiavau toliau. Su važiavimu toliau šiek tiek luktelkim, nes praeitam video pamiršau pasakyti vieną svarbų dalyką. Papasakot apie įvykį, kuris įvyko dar man būnant surfing stovykloje. Eik tu sau! Mane nepaliauja vogt šitoj šaly Portugalijai. O dabar buvau čia pliaže pasimaudyt. Pasimaudžiau, nežinau, gal kokį pusvalandį. Čia buvau pasidėjęs šalmą, pavogė šalmą ir pavogė mano priekinį tą krepšiuką. Čia iš vis žmonių nėra, čia absoliučiai tuščia vieta. Buvau į krūmus įstumęs savo tą dviratį. Kas čia galėjo pamatyti? Žiūrė, čia buvo.
Žodžiu, atsargiai Portugalijoje, atsargiai, nepalikinėkit daiktų. Po Porto prasidėjo biškai šiek tiek kitokie keliai. Maršrutas pradėjo vest mane tokiais mažesniais takeliais palei vandenyną. Tuo metu buvo labai stiprus vėjai iš priekio, tai šiek tiek vargino, bet šiaip tai vaizdai gražus. Pakrantėse ten karts nuo karto pamatydavai tokias tvirtovės kažkokias arba įtvirtinimus senovinius apleistus. Ir pagaliau pasiekiau Portugalijos pačią šiauriausią dalį, kuri lygiuojas su Ispanija. Ir valstybės skiria tik tais vieną upę. Čia Portugalija, ten Ispanija. Dabar važiuosiu palei pakrantę, čia kokį 30 km iki tilto, kuris veda į Ispaniją. Čia yra variantai keltis su valtim, bet tai kainuoja 6 eurai. Ir be to tos valtis tokias mažykės kažkokias, aš su tokiu gremiezdu, kur čia įtilpsiu. Varysim per tiltą. Nu ir pagaliau kirtau Ispanijos sieną vėl. Portugalija oficialiai įveikta. Pravažiavau absoliučiai visą pakrantę Portugalijos ir mes vėl Ispanijai. Ir tik kirtęs Ispanijos sieną pastebėjau, kad labai daug piligrimų eina mano kryptim. Nu ir pasižiūrėjau žemėlapį. Nu jo, aš esu grynai ant piligrimų tako, dviračių ir piligrimų takai kaip ir atitinka ir eina iki pat Santiago de Compostelos miesto. Taigi tą dalį iki Santiago de Compostelos keliavau su piligrimais, tai tas kėlė šiokių tokių, gal netgi problemų, sakyčiau, sunkumų. Tai viena iš jų yra tai, kad jų buvo tiek daug ir aš važiuodamas su dviračiu ten turėjau nuolat tarp jų laviruot, o kelias būdavo dažniausiai toks siauras, dažnai žvyrkelis. Tai taip dienos pabaigoje tu labiau pavargdavai dėl tos tokios mėsmalės, ne nuo kilometrų, bet nuo tų visų žmonių srauto didžiulio. Ir ten dažnai tekdavo, nori nenori, įsivėlė į kokias nors diskusijas ten ar pokalbius kažkokius small talkus, kitaip tariant. Tai man kaip introvertai šitokie dalykai galiausiai pradeda varginti. Ten važiuoji ir visi bon camino, o tu toks nenori būti nemandagus ir tiesiog žiūrėti žemę, tai ten irgi atsišaudai jiems. Na, o ta teigiama pusė, kad keliauju piligrimų takais, tai yra maži takeliai. O kur maži takeliai, ten nevažiuoja automobiliai. Tai vat pailsėjau nuo tų didžiųjų transporto priemonių. Aš buvau mitybos grandiniai tam keliai. Tai fainiai, tas buvo fainiai. Negaliu vien tik skūstis. Va dar vienas sunkumas, iššūkis. Kai keliavau piligrimų takais, tai realiai šiaip nebūdavo daug tokių nusukimų. Eidavo tiesiog piligrimų takas
nu ir tu juo važiuoji. Ir dėl to būdavo sunkiau susirasti vietą palapiniai, nes kiekvienas mažas nusukimas būdavo realiai šikiniks. Wow, čia matom tokį kadriuką. Wow, matom ir tokį kadriuką. Nu, tiesiog net to žodžio prasme, o kur piligrimam eit? Jie ir ieško visokių tokių pakampių, o aš pagal panašią schemą ieško vietos palapiniai, tai būdavo tokių momentų. Oi, hebrytė. Neturėjau kur lysti, tai įlindu kažkokią proskyną miške. Čia kamino taks, čia belė koks šikiniks ant kiekvieną kampą. Aš tik dabar pamačiau. Čia va toks pyragiuks. O čia aš dėsiu galvą. Negana to, tą patį šūdiną rytą gavau ir neblogo lietaus. Tokį varitelį turim. Visą laimę, kad spėjau palapinę susistatyti greitai prieš prasidedant didžiai liūčiai. Dabar stovi po stojėliu, po medžiu. Aš va tikėjausi, kad galėsiu va čia įlysti, nes mačiau vakare buvo tokia, nežinau, pavėsinė, bet ta pavėsinė be stogo. Čia turim keliautojus, piligrimus. Pirmą kartą kelionį turėjau poilsėdienį, kurį aš pasidariau ne kokiam motelį, bet tiesiog pasilikau dar vienai papildomai nakčiai savo stovyklavietėj. Tai buvo įdomi patirtis, nes turėjau elektrą imti iš saulės, vandenį turėjau filtruotis iš upelio. Tai buvo labai šiaip įdomu, nes grinai tu toks turi išnaudoti viską, ką tau duoda aplinka. Turi pasitenkinti maistu, kurį tu turi su savimi, nes ten iki parduotuvės nebuvo patogu nuvažiuoti. Tai įdomi patirtis buvo. Tačiau po kelių dienų apturėjau dar vieną naują nutikimą. Tai pirmą kartą buvo sublogėjus mano sveikata. Taip, kad jau tikrai trukdė tęsti kelionę. Tai vienu momentu tiesiog pajutau jau kažkaip, tiesiog nėra jėgų mint, nors nesupratau kodėl. Oi. Pavargau. Bet liko kokie čia 14 kilometrų iki tokio miškiuką. Ne. Nebeveiksiu. Ten kito miškelio da 9 kilai. Jau man viskas. Susiradau čia tokį miškelį, tokį žiaurį fainą. Bet neturiu vandens problemėlę. Pasikavojau šmutkės ir dabar varau į kokią šaltinę prisipilti vandens ir grįšiu. Ir galiausiai supratau, kad būsiu apsinuodijęs maistu. Pirmą kartą teko praleisti naktį palapiniai, kai taip nefaina buvo. Bet daiktų myriau vandens pasimti taip pat sunku, visiškai taip pat sunku. Šiaip ne taip užkapiau, pasiėmęs vandenį, grįžau vėl. Tai visą laimę, kad aš radau išmiegojęs, kad už kelių kilometrų yra albergė, kitaip ten tariant piligrimų hostelis. Tie 3 kilometrai man važiavas kaip nežinau, kaip kokie 53. Taip sunku, kiekvienas kalniukas. Atrodo, širdis to išlips, kai buvo nusilpęs organizmas. Bet niekas, kažkaip greit pakankamai atsigavau, pamiegojęs 2 naktis hostelį, tęsiau kelionę. Apturėjau dar vieną iššūkį, tai pradėjo leisti orą mano kilimėlis miegojimo. Tai aš ten upelėje bandžiau ieškoti tos skylės, bet nieko man ten nesigavo. Tai teko išmesti kilimėlį ir įsigijau naują. Va, turim savo naują kilimėlį. Decathloninis, kokie 5 eurai kainavo.
Na štai ir atvarėm į Santiago de Compostelos centrą, ko visi čia ir susirenka, pamatyt katedrą. Toks kažkoks įdomus jausmas, toks kažkokio tikslo pasiekimus jaučias, visai faina. Pakritę keliautojai irgi džiaugiasi tikslo pasiekę. Šiaip įprastai tai man nelabai patinka tos visokios turistinės vietos, kur būna daug žmonių. Bet kažkaip pajaučiu, kad tą atkarpą, kai važiavau nuo Porto link Santiago de Compostelos, tai visi ten tie tokie sustojimai, maži miestukai, tos visokios senovinės koplyčios. Jaučiu, kad čia panašaus gal mąstymo, panašių vertybių žmonės renkas. Aišku, yra ir tų su turistiniais autobusais, kur priveža čia tiesiog nusifotkinti ir viskas, bet daug tai tų tokių tikrų keliautojų. Važiavau belia kokiais kalnais, non-stop pakilims ir dabar va tokį gavau apdovanojimą. Pavėsiuks šalia betono ir tiek vandens šaltinio. Viena ilgiausių įkalnių. Dabar bandau tokią strategiją rimtesnį valgymą daryti ne palapiniai, tą paskutinį, o biškį anksčiau. Nes pastebėjau, biškį sunku būna eiti miegoti, toksai pilvas apsunkęs jaučias. Tai važiuosim, kaip čia bus. Reguliuojam stabdžius. Po tų visų įkalnių nuokalnių jau nusidėvėję labai. Va iššovęs esu kepurikė iš Kinų bazaro, nes jau kepinau žiauriai. Šiandien temperatūra bus iki 33 laipsnių, man rods. Bet jutiminė jau dabar yra 19. Tai turim dar tik 9-24. Vanduo jau irgi pabaiga, tai reikia nesimarinuot, maut greičiau iki miestelę, gauti vandens. Važiavau ir dieną po dienos atitolau vis toliau nuo turistų epicentro Santiago de Compostelos miesto. Tuo metu prasidėjo kalnai, visiškai pradėjo keistis kraštovaizdis, atsirado labai daug augmenijos. Žodžiu, ten buvo pasaka rojus akims, bet vargas mano kojoms. Baigėsi tie didžiuliai piligrimų srautai, atsirado daugiau didesnių kelių, kuriais aš važiavau. Ir šiaip tada tuo laikotarpiu man tarsi įsijungė kažkoks antras kvėpavimas. Aš tada pradėjau važiuoti taip, kaip niekad anksčiau nevažiavau. Šaudavau tokių serijų, kaip kokias 6 dienas iš eilės minų, gal net dar daugiau. Ir tik tada pasiimu kaip vieną ar kitą pailsėdinį.
persiritis per keletą kalnų, privažiavau miestelį įsikūrusi kalnų papėdį į Ponferradą. Jame aš praleidau porą dienų, susitvarkiau dviratį, atsigrandžiau visus purvus iš sistemos. Pasikeičiau grandinę bei galinį žvaigždžių bloką. Šitokiu būdu tikėjausi sutvarkyti tas keistų garsų problemas, tą nuolatinį traškėjimą kažkur grandiniai, kai mini pedalus. Taigi, kol ilsėjaus hostelį, susipažinau su grupele piligrimų, kurie keliauja į Santiago de Compostelą. Tai ten šnekėjom ir nusprendėm, kad davai varom į barą, pasižiūrėsim Ispanijos rungtynės futbolo pasaulio čempionate. Tai nuvarėm, labai fainiai praleidom laiką, prisižvengėm, ta grupelė pagrinde buvo iš Amerikos, iš Kalifornijos, taip toliau. Vienas bičiukas buvo iš Singapūro, dar pora buvo iš Kanados, tai žodžiu, toks miksiuks. Na, o kitą rytą leidausi į kelią per paskutinius kalnus prieš Ispanijos centrinę dalį, prieš lygumas ir dykumas. Bet apie tai jau kitame epizode. Tai čia užrauksim. Na ir jeigu norit pamatyti, kaip man sekės toliau, nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalą, paspauskit laiką. Na ir kas žiūrėt mano šitą video, šitą, tai tikriausiai prisimenat, kad šiuo metu aš esu jau Lietuvoje, jau beveik visas mėnesis kaip čia. Tačiau viskas, metas grįžti į kelią. Jau antradienį sėdu į lėktuvą ir skrendu į Prancūziją. Tikiuosi rasiu savo dviratį, nes palikau hostelį ten, kur praleidau paskutinės naktis. Ir galėsiu pabaigti tai, ką pradėjęs. Tai tiek, susitiksim kitam epizode. Kito epizodo pabaigoje jau prieisit dabartinį laiką ir jau būsim atsiskaitę. Viskas, nebesivysiu savęs su video. Na, bet kai vėl pradėsiu keliauti, tai jau šiek tiek vėl tie video nutols, bet pagal mano galimybės stengsiuos toliau editinti ir kelt į YouTube. Gerai, viskas, užteks pezalų. Iki.